Sveiki, mėly klajūnai. Paskutinėje laidoje trumpai apžvelgėme ir pavartėme chruščiovinį vadovėlį Tarybų sąjungos. Na ir pastebėjome, kad Lietuvos vardo ten beveik iš viso nelikę. O dabar į rankas pakliuvo ir stalinistinio laikotarpio epochos knyga, vadovėlis. Na, tikriausiai tikėsitės, kad ten jau tada iš viso prie Stalino barštų, tai jau apskritai ten kokia Žečpospolita ir LDK neminima. Tačiau tikrai apsiriktumėte. Minima tiek, kad net stalčius atsidaro. Maža to, iš to, kas parašyta, arba kas tarp eilučių nutilėta, galima tokių keistų įžvalgų pažiūrėti, kad net verčia suabejoti, ar mes šiais laikais ne per daug nuvertiname savo istoriją, ne per daug plakame ir save barame. O galbūt po antrojo pasaulinio karo antiek jau visi buvo įstikinę, kad Lietuva galutinai suvalgyta ir jau amžiams prijungta, kad pro pirštus žiūrėjo į kai kurias tokias nuomonės ir įžvalgas. Na, bet ką čia daug kalbėti. Pavartykime, paskaitykime ir patys nuspręsite. Pats vadovėlis išleistas 1952 metais, taigi Ūsuotasis dėdė dar gyvas. Tai yra antra dalis, tai vėlyvasis jau čia būtų laikotarpis, tai nuo Petro I iki Pirmojo pasaulinio karo. Senesnio kol kas nepavyko rasti, bet tikrai bus įdomu labai ir čia. Ir iš karto pirmas labai keistas dalykas, kad nėra nurodyta, kuriai klasiai vadovėlis skirtas. Ar tai reikštų, kad iš šito vadovėlio buvo mokomasi kelis metus iš eilės, o gal atvirkščiai? Po karo visokių istorijų teko girdėti, kaip klasėse būdavo surinkti vaikai labai skirtingų amžių, nes per karą visas mokymosi procesas buvo nutrūkęs ir pokarį buvo gan sudėtinga ir galėdavo ten net ir kelių, netgi iki 10 metų skirtumą vaikai mokytis. Negaliu to patvirtinti, bet jeigu kas atsimenat ar girdėjote, iš tėvų galite komentaruose pasidalinti. Bet kokiu atveju, iš karto nuostabą sukelia pats tekstas, tiksliau jo sudėtingumas, kiek ten daug informacijos ir kiek mažai visokių, kaip dabar pasakytume, paveiksliukų, grafikėlių ir kitos multimedijos. Na, bijau, kad šiuolaikiniai vaikai iš vis tokio neįveiktų. Na, nebent vienas kitas ir vyresnėse klasėse. Na ir pradžia kažkaip didelio įkvėpimo nesukelia, kad čia aptiksim Lietuvą apskritai, nes knyga prasideda Petro I atėjimu į valdžią, įsitvirtinimu, jo didžiąją tą kelionę po vakarų Europą, reformas pirmasis. Lenkija minima, bet abiejų tautų respubliko, tuo labiau Lietuva atskirai, tai nė žodžio kol kas. Bet netrukus pasiekėme 1700 metus, šiaurės karo su švedais pradžią. Ir dabar jau iš karto sakoma, kad į karą Petras I ėjo su sąjungininkais, tai yra su Lenkija ir su Danija. Taigi jau nebėra, kad čia vieni rusai šaunuoliai kepurėmis užmėtė švedus ir nugalėjo prie Poltavos. Ne, jie turėjo sąjungininkus. Ir dar įdomiau, po pralaimėjimo prie Narvos, didžiojo Rusijos pralaimėjimo, kaip toliau rašoma? Rašoma, kad Karolis XII Švedijos karalius neteisingai vertino rusų kariuomenės kovinės savybės ir savo armijos pagrindinės jėgas keleriem metam atitraukė kovai į Lenkiją, o tuo metu pertvarkyta rusų armija įgijo karinį patyrimą ir pasidarė stipri. Taigi, pasakoma, kad būtent abiejų tautų respublika savo kraujo kainą davė laiko Petrui I reformuoti savo kariuomenę. Kaži ar šiuolaikinėse vadovėliuose tas minima, ar tik savo visi laurai užsikabinami. O po šiaurės karo jaunasis skaitytojas jau po truputį ruošiamas ir būsimiem abiejų tautų respublikos padalijimam. Na, mes iš savo vadovėlių kažkaip įsivaizduojam,
kad 18 amžius kažkokia bala, kažkokia suirutė, sėdėm be kariuomenės ir laukiam, kol mūsų suvalgės ir taip nesipriešinančius per 3 kartus ir suvalgė. Bet Stalino istorikai pažiūri į tai truputį rimčiau ir bando pagrįsti argumentačiau. Be abejo, pirmiausia ištraukiama ta pati seniai girdėta korta, kai buvo skriaudžiami baltarusių ir ukrainiečių valstiečiai prie Lenkų valdžios. Tačiau dar ne viskas, pasirodo, už viso to stovėjo piktieji vokiečiai. Netikite, tuomet klausykite, cituoju. Dar 16-17 amžiuje Lenkų magnatai ir šlėktos, norėdami vesti agresyvę politiką rytuose ir užgrobti Ukrainos ir Baltarusijos žemės, lik Baltarusija jau 100 metų nepriklausė LDK, nesvarbu, darė sandėrius su vokiečių dinastijomis. Tuo pat metu Lenkai vokiečiam užleisdavo savo senasias vakarinės žemės. Lenkų tautai tai buvo pragaištinga politika, kuri griovė Lenkiją. Kažkas naujo. O toliau pasakojame apie skriaudžiamus valstiečius. Taigi, cituoju toliau. Vakarinėje Ukrainos dalyje, kuri liko Lenkijos valdžioje, 18 amžiaus pradžioje buvo atstatytas Lenkų dvarininkų ūkis. O amžiaus viduryje žymiai padidėjo javų išvežimas iš Lenkijos, todėl dvarininkai plėtė savo ariamo žemės plotus ir didino valstiečiams lažo darbus. Kai kuriuose dvaruose iš valstiečių buvo atimta visa tinkama žemė ir gyvuliai. Tačiau visiškai įsigalėti ukrainiečių žemėse Lenkam, kaip ir seniau, kliudė liaudies sukilimai. Valstiečiai ir kazokai dalyvavę šiuose sukilimuose buvo pavadinti haidamakais. O kas čia tokie per haidamakai? Chmelnickio sukilimas tai visur pas mus linksniuojamas, visi žinome. O kas čia dar per sukilimai Ukrainoje? Tai gal jais pasinaudoja rusai ir padalinimus paskui inicijavo. Bandau atsiversti laisvąją Wikipedijos enciklopediją. Žinokit, lietuvių kalba nieko nerandu, bet kitom kalbom tai randu. Lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, buriatų net kalbomis yra apie haidamakų sukilimus. O mes to net nežinome. Galiausiai pavyksta rasti straipsnį visuotinėje lietuvių enciklopedijoje ir akurat 18 amžiui dar iki pirmojo padalymo įvyko 3 dideli sukilimai 1734, 50 ir 1768. Šitas tai jau pats didžiausias. Ir ko jie siekia? Kovojo prieš bajorus, kliausteliuose daugiausia Lenkus, katalikų bažnyčią ir žydus. Kągi, grįžtu prie stalinistinio vadovėlio, pažiūrėsime, kaip tokią puikią kortą sužais rusai pateisindami savo veiksmus tikriausiai įves kariuomenę. Ir akurat, neapsirinku. Taip, tarp valstiečių pasklido gandas, kad rusų kariuomenė ateina Lenkų dvarininkų valdžios panaikinti. Taigi valstiečių sukilimas greitai apėmė visą Lenkų Ukrainos dalį. Ir staiga netikėtas posūkis. O tada caro vyriausybė, bijodama valstiečių judėjimo, įsakė Lenkijoje esančiams savo kariams numalšinti haidamakų sukilimą. Ir numalšino. Tai reiškia, padėjo sąjungininkai. O apie didžiausią paskutinį 1768 metų sukilimą taip rašo, kaip elgėsi haidamakai, sukilėliai. Taigi jie visiškai nusiaubė jų paimtus miestelius ir ponų žemės. Jų būriai paėmė dargi gerai įtvirtintą Umanės miestą, kur panikos apimti buvo subėgę visi šlektos. O Lenkija vėl nesugebėjo savo jėgomis suvaldyti haidamakų ir vėl kreipėsi į caro vyriausybę prašydami pagalbos. Ir caro kariuomenės sukilimą numalšino. Maža to, vadus atidavė Lenkų šlektom, kurie žiauriai nukankino juos. Atsiprašau, kažkoks cirkas vidury baltos dienos, nes šiuolaikinė rusų propaganda, taigi kala ir kala, kad
abiejų tautų respublika buvo padalinta ir sunaikinta dėl to, kad reikėjo ginti ukrainiečių ir baltarusių teisės ir interesus mūsų žemėse. Pasirodo, ne. Jeigu patys ponai vietinė nesusitvarkydavo, dar caro kariuomenė ateidavo ir prilupdavo tas vietinius nabagus slavus. Nieko nesuprantu. Kaip ir išeitų, kad lieka tik ta vienintelė versija, kurią mes savo įsikalė į galvą, kad tiesiog buvome tokie silpni, kad mus tiesiog suvalgė, nes tiesiog buvo pyragas ant stalo. Niekieno. Tačiau vėlgi ne. Vadovėlis turi savo versiją. Ir, visai negėdinga, sakyčiau. O pasirodo, Žečpospolitos bijota. Nuo šio momento jau pradedamas naudoti ir terminą Žečpospolita, nors Tūlas vaikas skaitydamas gal net ir nelabai iškart supras, iš kur čia kaip Pilypas iš kanapių tokia šalis atsirado. Gi anksčiau tai vien Lenkija buvo minima. Na, bet nesvarbu. Taigi, kaip galima bijoti tokios šalies, nes patys mini, kad ji buvo labai silpna. Cituoju. Žečpospolita skliausteliuose šlėktų respublika viduje buvo visiškai suirusi. Centrinė vyriausybė turėjo mažą valdžios, o karaliaus valdžia buvo Seimo apribota. Taigi, kaip galima bijoti tada tokios šalies? Ir dabar paaiškina, pasirodo, už to stovi kiti pikti dėdės, bet ne vokiečiai, dabar jau prancūzai. Taigi, buvę Rusijos sąjungininkai Austrija ir Prancūzija su nepasitenkinimu ir nerimu žiūrėjo į Rusijos stiprėjimą. Prancūzų pirkliai ir politikai svajojo paimsią į savo rankas visą rytų prekybą, todėl Prancūzija siekė sujungti prieš Rusiją Turkiją, Lenkiją, Švediją ir Austriją. Na va, kažkur girdėta dainelė, aplink vien priešai, todėl mes ir puolam. Priminsiu, kad tuo metu jau pačią Rusiją valdė tokia Jekaterina II, kuri yra jokia net ne Romanova ir net ne Rusija, o grynakraujė vokietė. Bet nieko, vis tiek visur aplink priešai. Taigi, Jekaterina II imasi veiksmų. Cituoju. Taip, Rusijos vyriausybė kartu su Prūsija pareikalavo iš Lenkų Seimo sulyginti pravoslavų ir protestantų teisės su katalikų gyventojų teisėmis. O kai Seimas tokį reikalavimą atmetė, rusų pasiuntinys Lenkijoje kunigaikštis Reptinas suorganizavo 3 konfederacijas, tai yra sąjungas iš pravoslavų protestantų ir kitų nepatenkintų karaliumi katalikų. Ir toliau net neslėpė, konfederatai gavo iš rusų valdžios stambę piniginę pašalpą. Gerai, kad dar nepasakė kyšį, tiesiog pašalpą. Taip, o rusų kariuomenė buvo pasiųsta į Lenkijos teritoriją. Labai gražu. Nepriklausoma valstybė, gerai, toliau žiūrim. O toliau ir dar fantastiškiau, nes pats Skirelis, nepaisant, kad pasakoja apie kaip šeimininkavo jau čia svetima Rusijos kariuomenė, pats Skirelis tai vadinasi štai kaip Žečpospolitos suirimas ir jos dalinis padalymas tarp Prūsijos ir Austrijos. Rusijos čia nėra, čia tarp Prūsijos ir Austrijos. Pasirodo, kad ir didingoji Prūsija labai bijojo abiejų tautų respublikos. Taip ir rašo. Taip. Prūsijos karalius Friedrichas II, bijodamas, kad Rusija gali įsistiprinti Lenkijoje, sudarė Lenkijos teritorijos dalies dalybų tarp Austrijos, Prancūzijos ir Rusijos planą. Prie ko čia Prancūzija, nežinau. O bijodama, kad Prūsija, Austrija ir Prancūzija neišstotų kartu su Turkija prieš pačią Rusiją, Jekaterina sutiko su šiuo planu. Tai va, visi bijojo Lenkų. O dabar atėjo laikas pakalbėti ir apie taip vadinamuosius padalinimus valstybės. Nes, pagalvokite istoriją, kokius jūs žinote padalinimus. Tai tik tai matyti abiejų tautų respublikos. Nes nėra tokio dalyko kaip padalinimai, aš nežinau, kodėl iki šiol karksi netgi dabartiniai istorikai ir tą žeminančią propagandinę versiją kartoja. Valstybių sienų pokyčiai vyksta tik tai po karo, pasirašius taikos sutartį arba galutinai okupavus valstybę.
Ir, kaip nekeista, stalininėme vadovėlyje, pasakojant apie visus 3 taip vadinamus padalinimus, galima rasti po eilutę kitą, kuri ir išduoda tikrą situaciją, kad vyko 3 karai. 3 karai, o vienas iš jų vos nesibaigė ir pačios tos Jekaterinos sunaikinimo. Tikriausiai tikrai nesate apie tai net girdėję. Na tai ir pažiūrėkime, ką rašo stalinistinis vadovėlis apie Lietuvos ir Lenkijos bajorų reakciją į kišimąsi į šalies vidinius reikalus prieš padalinimą pirmąjį. Taigi, dalis šlėktų, suprask bajorų, nepatenkinta nuolaidomis Rusijos vyriausybei savo ruoštų sudarė Baro mieste ginkluotą konfederaciją. Konfederatai gavo paramos iš Prancūzijos, siekusios susilpninti Rusiją. Konfederatai ėmė puldinėti ne tik rusų kariuomenę, bet ir vietinius gyventojus. Čia įdomus pastebėjimas, bet į ką svarbiausia reikia atkreipdėmės. Pirma, kad puldinėjo rusų kariuomenė, kuri buvo įžengusi į mūsų valstybę, tai reiškia priešai įsiveržė. O kitas dalykas apie pačią Baro konfederaciją. Pas mus kažkodėl istorikai daro klaidą ir nurašo ją kaip vietiniam sukilimui prieš karalių, bet tai yra visiška netiesa. Pagal abiejų tautų respublikos įstatymus konfederacijų sudarimas buvo legalus, jis buvo įtrauktas įstatymiškai, kad jeigu karalius elgėsi blogai, ne valstybės interesam, tai bajorai turi teisę surinkti savo armiją ir protestuoti, kariauti ir taip toliau. Ir šiuo atveju jie susirinkę kariauja būtent prieš Rusijos kariuomenę. Ir toks karas trunka ne taip jau ir trumpai. Nuo 1768 iki pat pirmojo padalinimo, iki 1772 metų, tai yra 4 metus. Ir pirmasis, taip vadinkime, padalinimas, tai yra ne kas kitas, kaip po pralaimėto karo pasirašyta taikos sutartis ir ratifikuota. Ir pralaimėjo būtent Rusija, o kad po gabalą dar gavo Prūsija ir Austrija, tai čia tiesiog buvo Rusijos dovana, dalį savo grobio atiduoti kaimyniniam šalim, kad jos neprotestuotų prieš Lietuvos Lenkijos naikinimą. O dabar užduokime savo labai paprastą vieną klausimą. Kaip tai manoma, jeigu sakoma, kad ta Baro konfederacija yra tiesiog grupelė nepaklusnių savivaliaujančių bajorų, kaip įmanoma, kad visa milžiniška Rusijos imperijos karo mašina su ta saujele dorojosi 4 metus? Ir kaip nekeista atsakyti šį klausimą padeda būtent SRS vadovėlis, nes kai skaitome tik Lietuvos istoriją, mes žiūrime iš savo kiemo ir nematome platesnės perspektyvos. O kai SRS vadovėlyje aprašoma viskas, kas tuo metu vyko imperijoje, tada sugretinęs datas ir įvykius gali pagauti tam tikrą loginę seką. Ir staiga paaiškėja, kad vis dėlto antirusinė koalicija buvo suburta ir karas Lenkijoje tai buvo tik dalis mozaikos, dalis didelės specoperacijos nutrenkti Jekateriną II nuo sosto. Cituoju toliau, vadovėlis nieko neslepia. Čia kalba dabar eina apie 1768 metus, būtent apie Baro konfederacijos karo pradžią. Taigi, Lenkijos įvykiai pagreitino karo pradžią tarp Rusijos ir Turkijos. Prancūzų pasiuntinys, dar ir Prancūzija čia įsitraukus, prancūzų pasiuntinys įtikino turkų vyriausybę, kad Rusijos įtakos sustiprėjimas Lenkijoje bus nenaudingas ir pavojingas Turkijai. Be to, Lenkų reikalai atitraukė dalį rusų kariuomenės. Turkam atrodė, kad atėjo patogus momentas sulaikyti Rusijos veržimąsi prie Juodosios jūros. Sultonas pareikalavo iš rusų pasiuntinio, kad Rusija atitrauktų kariuomenę iš Lenkijos. Užstojo mus, kas mūsų sąjungininkai. O gavęs neigiamą atsakymą, jis net įsakė suimti pasiuntinius ir įmesti juos į kalėjimą. Ir tada prasidėjo karas. 69 metų pavasarį totorių pulkai įsibrovė į pietų Rusijos pasienio žemes ir ėmė jas niokoti. Neblogai.
Ir šis turkų puolimas ir paskui kontratakavimas Rusijos truko gan ilgai, ilgiau nei Baro konfederacijos karas, net 6 metus iki 74 metų, tai yra 2 metai po padalinimo. Tačiau ir to neužteko šitokio rusų, kaip sakoma, dėmesio atitraukimo, vis tiek neužteko Lenkijai išsivaduoti. Ir jau prieš pat galą metė dar vieną kortą. Labai paslaptingą rado sąjungininką. O dabar paklausykite atidžiai, nes ką perskaitysiu iš pirmo žvilgsnio atrodo nieko nesusiję įvykiai, bet pamatysite, kad net vadovėlėje užtenka informacijos, kad galėtume sudėlioti veiksmus į tam tikrą loginę seką. Taigi, 1772 metais bruzdėjimai apėmė rusų kazokus gyvenusius Jajiko pakrantėse. Na čia aš turiu pasakyti, kad Jajika tai dabar žinome kaip upė Uralas. Tai va būtent po šių įvykių, kad juos užmirštų ir ištrintų iš atminties, tai net upės pavadinimą turėjo keisti carienė. Gerai, žiūrim toliau. Taigi kazokai per sukilimą Jajicko, tai reiškia prie Jajiko upės, Jajicko miestelėje užmušė atsiųstą pas juos generolą Traubenbergą, o taip pat keletą kitų kazokų atamanų. Prieš Jajiko kazokus buvo pasiųsta valdžios kariuomenė, kuri numalšino sukilimą ir paėmė miestelį. Kazokų savivalda buvo panaikinta. Daugelis sukilime dalyvavusių kazokų vis dėlto suskubo pabėgti ir pasislėpti nuo persekiojimų. Ir tuo viskas nesibaigė, klausom toliau. Tuo pat metu tarp Dono ir Jajiko kazokų pasklido gandas, kad caras Petras III, tai čia atseit užmuštas Jekaterinos antrosios vyras, Petras III esąs gyvas ir slapstasis kažkur kazokų tarpe. Pradėjo rastis apsišaukėlių, kurie dėjosi caru. Liaudis labai menkai težinojo Petro III istoriją ir Petro III nužudymą aiškino bajorų kerštu už tai, kad caras norėjęs palengvinti valstiečių būvį. Taigi brūzdantis kazokai laukia atgyjusio sugrįžtančio Petro III ir o stebuklė, jis iš tikro pasirodo. 1773 metais toks Jemeljanas Pugačiovas, taip jį vadina, su nedideliu kazokų būriu pasirodo prie Jajiko, dėdamasis imperatoriumi Petru III. Ir aplink Pugačiovą ėmė burtis kazokai, iš kurių buvo daugelis praeitų metų sukilimo dalyvių. Ir tas sukilimas labai įsiplėskė. Pugačiovo sukilimas išjudina visus Pavolgio stepių gyventojus. Ten nuo kazachų čia vardėja bilekiek. Ir tas kazokų sukilimas virsta tikru valstiečių karu. Kas iš tikro buvo tas Jemeljanas Pugačiovas, tai iki šiol ne visai aišku. Tiesiog kaip jis sugebėjo iš valstiečių ir kazokų sudaryti vos nereguliarią kariuomenę, lieti savo patrankas, leisti savo pinigus ir užimti milžinišką teritoriją. Dėl šito valstiečių karo vadinamo netgi Jekaterina II buvo priversta pasirašyti taiką su Turkija, kad galėtų Suvorovą su visais reguliariaisiais kariuomenės daliniais kaip sakoma, susigražinti atgal, kad numalšinti šitą sukilimą. Ir ši keista istorija yra labai panaši į Lžedimitrijaus istoriją, kai lietuvių Lenkų atsiųstas žmogus, apsimetantis, o gal iš tikro esantis Ivano Rūsijos sūnus, tampa Maskvos caru. Ir ar galėjo lietuviai ir Lenkai, gelbėdami savo žlungančią valstybę, sugalvoti pakartoti tokią pat specoperaciją? Ar yra kokį nors įrodymų? Ir pasirodo, yra šiek tiek užuominų, netgi tam stalinistiniam vadovėliai rašo, kad Pugačiovas dalyvavo 7 metų kare, tai yra, kai Rusija kovojo su Prūsija, su vokiečiais, tai jis tuo metu buvo Lenkijoje, o vėliau, kaip sakoma, dėl ligos buvo paleistas iš armijos. Ir manoma, kad jisai negrįžo iškart į Rusiją, o pasiliko Abiejų tautų Respublikoje Lietuvoje pas sentikius. Ir ką jis ten darė tos kelis metus,
Niekas nežino, galbūt buvo pasirengimo etapas, nes Rusijai pasirodo jau grinai prieš pat prasidedant sukilimui. Įtarimų dar keletas dalykas, kad Jekaterina II po proceso iškart įslaptino Pugačiovo bylą ir praktiškai iki šių laikų nėra visi duomenys išviešinti, čia panašiai kaip su JFK, liktai kažkas žinoma, bet ar tikrai viską mums pateikė, tai klausimėlis. O galbūt tai tik sutapimas, tai nėra didelis 3 frontų karas prieš Rusiją. Gal tikrai buvo ant tiek nusilpusi Žečpospolita, kad tik saujelė bajorų čia blaškėsi. Neskubėkime. Geriau paskaitykime, kas rašoma apie antrąjį padalinimą, taip vadinamą. O jeigu ten kažkas panašiai kartojasi, tai gal vis dėlto buvo čia iš viso didelė serija karų, kurie baigėsi galutiniu Lenkijos pralaimėjimu. Skaitome toliau. Pasirodo Prancūzijos, visur kišasi Prancūzija. Prancūzijos norėjusios susilpninti Rusiją skatinama Turkija 1787 metais paskelbė naują karą Rusijai. O ką tuo metu daro Abiejų tautų respublika? Ogi iš karto 1788 metais išsirenka naują Seimą ir pradeda tiesiog žaibiškas ūkio ir kariuomenės reformas. Maža to, 1788, tai yra tais pačiais metais, Švedija, jos laivynas bando atakuoti Peterburgą. Taigi gaunasi vėlgi didelis trigubas frontas, kūrėsi koalicija prieš Rusiją. Deja, išsivaduoti iš Jekaterinos II gniaužtų ir šį kartą nepasiseka, nes Švedija patyrė pralaimėjimą jau po 2 metų, tai yra 90 metais, dar po metų 91 priversta iš karo išstoti Turkija ir su Rusija liekame akis į akį. Dabar jau pagalvosite, kad jau su antru padalinimu tai viskas aišku, jau tikrai kaip pyragėlį prarijo be jokio pasipriešinimo, bet ne velnio, tas pats stalinisnis vadovėlis rašo, kad Jekaterina toliau labai bijo kažkodėl Lenkijos. Cituoju, Jekaterina II, bijodama prancūzų revoliucijos įtakos Lenkijai, pasiunčia 100 000 kariuomenę. Oho, tikrai nepanašu, kad nesipriešinanti valstybė, jeigu reikia 100 000 atsiųsti. O toliau rašoma, kad silpna 30 000 Lenkų armija negalėjo atsilaikyti prieš rusų armiją. Negalėjo atsilaikyti, tai reiškia kovojo. Ir kai pasigilini, išties kovojo. 1792 metų Abiejų tautų respublikos karas prieš Rusiją, paskutinis mūsų kaip laisvos valstybės karas, kažkodėl nepelnytai užmirštas. Ir jis net nebuvo, kaip sakoma, pralaimėtas, ne vieno mūšio nepralaimėjom. Daug mažesnė mūsų kariuomenė su stabdomaisiais pasitiktiniais mūšiais iš lėto traukėsi, neleido būti apsupama, sunaikinama ir taip iš lėto buvo stumiama į Lenkijos gilumą, tačiau nepralaimėjo ir priešas galų gale laimėjo suburdamas tokią Targovicų konfederaciją. Tai yra pasinaudodamas užnugariu, 5 koloną. Maža to, į karą rusų pusėje pasijungė ir Prūsija, ir vėl išsigandusi, va taip ir rašo. Prūsija, nugazdinta laimėjimų pasiektų Prancūzijos revoliucijos, kuriai prijautė Lenkijos sluoksniai, ėmė ieškoti sąjungos su Rusija prieš Lenkiją ir prūsų kariuomenė perėjo Lenkijos sieną. Tai koks čia tau padalinimas, kad karas 2 frontais. Aišku, kad pralaimėjom. Taigi 1793 metais sausio mėnesį karas ir pasibaigė. Taigi dar vienas karas, dar viena taikos sutartis, dar vienas sienų perstojimas ir dar vienas teritorijų netekimas. O kiečiausia tai išvada, kodėl pralaimėjo Abiejų tautų respublika. Ogi, cituoju. Išgelbėti Lenkų valstybę nuo politinio žlugimo tebuvo galima tik panaikinant baudžiavą ir pertvarkant valstybę demokratiniais pagrindais. Štai kas mus moko. Rusijos imperija moko, kad
Lenkija ir Lietuva buvo nepakankamai demokratiška, todėl ir žlugo. Dabar belieka nuvainikuoti paskutinį mytą apie Kosciuškos sukilimą. Koks čia sukilimas, jeigu jis kilo Krokuvoje, o Krokuva, Varšuva, Vilnius tuo metu dar vis tiek buvo Lietuvos Lenkijos Respublikos likučiai. Tai buvo vis tiek gan didelė valstybė. Tai koks čia sukilimas, jeigu tu savo valstybės viduj ir puoli priešo kariuomenę. Tai yra eilinis karas. Ir kaip nekeista, carinis vadovėlis apie Kosciušką atsiliepė labai net palankiai. Paklausykime. Tik tai nedidelė priešakinė šlėktų inteligentijos dalis kovojo už visišką Lenkijos nepriklausomybę. Šiai kovai ėmė vadovauti jaunas karo inžinierius Tadas Kosciuška, dalyvavęs Amerikos kolonijų kovoje dėl nepriklausomybės. O, pagiriamasis žodis ir Amerikai, kilimo šlėktą Kosciuška siekė sukurti stiprią ir nepriklausomą buržuazinę Lenkiją. Ir legalios valdžios organus turėjo. Taip ir rašoma, Varšuvoje buvo sudaryta laikinoji Lenkijos vyriausybė su Kosciuška priešakyje. Taip, ir apie Lietuvą rašo netgi. Lietuvoje sukilimas irgi buvo plataus pobūdžio. Vilniuje buvo sudaryta laikinoji Lietuvos vyriausybė, bet ji veikia atskirai nuo Kosciuškos. Galutinai sujungti Lenkijos ir Lietuvos sukilėlių jėgų dėl neryžtingos, nerevoliucinės vadų taktikos nepavyko. Ir kad šitas lemtingas karas buvo labai krūvinas ir atkaklus, įrodo ir tai, kad Jekaterina II vėl turėjo atsiųsti patį savo geriausią karvedį, kad lietuvius ir lenkus paklubdyti. Tai yra Suvorovą. 1794 metų spalio 24 dieną rusų kariuomenė Suvorovo vedama šturmu paėmė Varšuvos priemiestį Pragą. Čia nemaišykite su Praha miestu, čia priemiestis Praga. Su paimtos Varšuvos gyventojai Suvorovas elgėsi humaniškai. Kai išgirstame, kad rytų kaimynai kariaudami su kažkuo elgėsi humaniškai, iškart kyla įtarimas. Tai, kas nežinote, galite atsidaryti, paskaityti apie vienas baisiausius skerdinių Lietuvos Lenkijos istorijai, ką jie ten pridarė. O dabar ir vadovėlių autorių išvada. Kosciuškos sukilimas pralaimėjo. Jį galima buvo laimėti tik kartu su valstiečių revoliucija, bet šlėktos bijojo revoliucijos ir neleido jai plėstis. Įdomi išvada. Rusijoje dar ilgai nebuvo valstiečių revoliucijos, bet jį vis laimėdavo, matyt, ne vien tam esmė. Taip ir priėjome prie galutinio panaikinimo Lietuvos Lenkijos Respublikos užkariavimo, jeigu tiksliau. Pats vadovėlis dar yra tikrai storas, išsamus ir ten daug dar medžiagos yra apie pačią Lietuvą ir Lenkiją. Čia gal ateity dar trečią dalį padarysime. Tačiau tiesiog pamąstymui, kodėl mes iki šiol pliekiame, kodėl sakom, kad buvo visiškai žlugusi valstybė, atėjo ir tiesiog suvalgė, kodėl nemato, kokius kelis bandėm koalicinius frontus daryti ir atsikratyti šito jungo, kodėl vadinama kažkokiais padalinimais, o ne karais. Truputį gal gėda ir mums patiem. Kągi, ačiū, o kas klausėte iki galo, tuo jum dar viena nedidelė razina bus. Taip, pačiai pabaigai, patiem kantriausiam, žiūrėkite, ką apie mus rašo, kas nutiko po padalinimo, taip vadinama. Cituoju, Lietuva ir Baltarusija po Žečpospolitos padalijimo pavirto rusų carizmo kolonijomis ir Baltarusija kolonijomis. Įsivaizduojate?
O iki tol tos visas pasakėlės, kaip čia išlaisvino brolius, slavus brolius, pravoslavus, pasirodo net ir Baltarusija, tai tiesiog kolonija. Toliau rašoma. Naujųjų gubernijų ir apskričių priešakyje buvo caro valdininkai. Iš pradžių Lietuvos ir Baltarusijos bajorai tikėjosi išlaikysią savo savarankiškumą. Jie reikalavo, kad Lietuvos ir Baltarusijos žemėse nebūtų rusų kariuomenės nei rusų administracijos, tačiau šie reikalavimai nebuvo patenkinti. Priešingai, caro vyriausybė, norėdama sudaryti patvaldystės atramą naujose kolonijose, vėl kolonijose, ėmė dalyti žemės saviem rusų bajorai. O šventasis naivume, negi jie tikrai dar tikėjęs? Kągi, iki kitų kartų, iki kitų nuotykių. Ir nepamirškite spausti patiktukus bei prenumeratą, kad nepraleistumėte kitų Klajūno serijų. Iki.